Labą vakarą, bičiuliai, ir ne tik šiandien. Netikėtai vakarop gavau užlėkti į bityną ir turiu greitai suktis. Tiesiog pastebėjau, kad bitelėm trūksta maisto. Ne visom, bet tiesiog buvo, vis tiek reikia pripažinti, nepalankus šis metas po apsiskraidimo, gan toliau prasidėjo šaltos dienelės, nelabai iš kur buvo ką bitukėm parsinešti. Ir iš tiesų, ką prieš tai įdėjau koriukus, jos kai kurios jau ir pilnai sukapojo. Tai dabar net nesisaskinęs iš karto kibirėlį ir į avilį. Kaip sakoma, medus ne į turgų, o atgal į avilį. Taip aš jums duosiu iš arčiau kaip visą laiką. Biškutį jau vakaras, tamsu nelabai matytis. Va, matote, nieko neliko. Viskas sukapojo bitukės. Tiesų tai, kaip matot, atidariau visą indelį medaus. Ir iš karto. Čia dar biškutį, kad jeigu ką nepultų, mane šeivos. Ir jo visą kap sukapojo. Ir aš čia jom nelabai taip šiandien kokybiškai pavyks įdėti, nežinau. Kaip čia viską atlikti? Taip gerai, nesarzinti. Va, kažkas pasisekė apkamšyti. Tikšti. Tikiuosi, dangtį susidarytų svarbiausia. Nukrivo. Nu taip, dangtis reiks turbūt antros plytos iš kažkur. Iš tiesų pavyko tą indelį čia įtalpinti ir uždengti dar viską pagalvėlę. Tai sakyčiau gan neblogai. Einam prie šiluvos ramių. Kokia irgi situacija, jau irgi bus viskas sukapojusios. Ai. Kaip aš ir minėjau, su šitom bitelėm nėra. Aš manau, kad tos šiluvos ramios yra gan ir protingos bitės. Pabandysiu atsisukti pašnekėti. Ir jos maistą gan tolygiai pasiskirstė ir nesukapojo visko. Bet to taip pat pamatysime iš tiesų situaciją. Taip, aš nusuku kamerą. Labai greitai ir atsargiai pakeliu. Keliu biškutį gal. Nors dūmų nereiktų, bet žinote, nu, aš nenoriu baisiai šaldyti, bet pabandysiu dar kiek galima jum perteikti šitą situaciją. Matote, faktiškai nieko neliko. Net ir šiluvos vietinės protingos bitės viską sukapojo. Ir buvo čia šitam koriukė ir donelės, kiek aš pamenu. Neliko nieko tiesiog. Reiškias, ir viduj nieko nesimato. Šiaip tikrai dedu visą šitą induką, va matot. Visą induką, nes šis šeimelė stipri. Dabar kaip šitas, šiaip iš tiesų audekliuko reiktų. Aida čia bitikiuliukė. Gerai čia tas bitikės. Ateikit čia. Nebijokit. Kad ir šitas veltinukas nelabai gal estetiškai atrodo, bet aš jau dabar turiu pasakyti, kad jisai labai vykusiai dirba. Kažkodėl jame nematau jokios drėgmės. Vat nieko nėra drėgna. Nu va, įdėtas yra kilogramas medaus. Tikrai dabar lietutis prilijo, tai vandens jos čia net šalia pasiims. Tai aš labai paprastai atliksiu tą visą operaciją. Tai jama paprasčiausiai sloviką atsuku. Atkeliam. Ir įdedu. Net čia dar gali pakamšysiu geriau, kad viskas. Kiek pamenu, net
Iš tiesų ir karnikai tiek daug buvau įdėjęs. Korio, vat, pabandysime viską kartu apžiūrėti. Pamatysite patys. Turiu piškutį priverstas atidaryti. Ir faktiškai, vat, jeigu matote, buvo šitie koriai. Jeigu pamenat, aš iš praeito video parodysiu. Buvo pilnutėliai medaus. Tai liko tik vaškas ošia. Taip, reikia iš karto dėti, nes jis atskirų čia dedu. Iš karto indukas. Ir aš čia daug nelaukęs tą induką. Čia tas dar nukratau biteles, katruos vašką išlydyti. Ja, piškutį. Šiaip sukramtė visą korį, net negaliu patikėti. Gerai, ir dabar ką, kibiriuką palieku, nemaišykim jom, gal tą kažką ras, bet šiaip aš čia negerai darau, oi, ką negerai. Labai negerai, kad aš čia taip lendu šiuo metu. Gerai, čia šitaip šildom, svarbiausia, kad... Ai, tos žioplikės. Nu, grįžkit čia. Atgal. Va, faktiškai buvo pilnas korys. Medaus neliko, nei gramo. Kas staigiai uždarau. Ir nežinau, kokie čia. Ar man taip pavyksta čia į kadrą viską paimti. Nežinau, čia man pavyko viską jum į kadrą parodyti. Nežinau, čia kvėjimas yra, o biškutį yra šioks toks. Tiesiog dėl ko tai atsitinka? Tai yra palyginti šaltos dienos ir bitelėm nėra kur skristi tiesiog, o jos palyginti anksti pabudo, apsiskraidė. Ką, leku šičia apžiūrėti vietinę dar. Šiuo metu jau irgi vis eiti prie bičių tikrai nelabai tikės čia variantas. Ar ne mano čia? Galiu, sakoma, užsitraukti. Reikia turbūt, kad dūmelių biškoti. Nu, su šitom geresnė situacija, vat, trumpai parodysiu. Šitos dar turi. Trumpai atkelsiu kamerą, ne visos reiškias. Trumpai. Va, šitos va turi dar. Ir su jom galiu pasakyti. Vat yra čia dar ir medaus, ir visko. Tai tegul gyvuoja jos. Nėra čia kritinė situacija. Bet su šitais buvo tikrai reikėjo pažiūrėti. Tikrai su šitais aviliukais buvo kritinė situacija ir reikėjo pažiūrėti. Taigi, čia esu prie pikčiurnų, bet čia antra motinėlė kare, kurią aš apgyvendinau. Čia su jom gali būti. Ne tai viskas paprasta, nes jos biškutė tokios ar šokos visą laiką būdavo, bitukės, bet tikėkimės, žiūrim staigiai. Bitelės liko, viskas tvarkoj, yra čia kampikė, bet galiu pasakyti irgi tą patį problemą, tą daug nearzikim, iš karto dedu stiklainį medaus, ta pati problema, akivaizdžiai matytis nėra, čia matėte, kaip aš jį įdėjau, bet nėra kada, viskas užkamšau. Nesuprantu, šiaip jeigu sąžiningai. Žinot, turiu šiokį tokį jau ir verdiktą padaryti, iš tiesų tai yra gan rimta problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tik viena šeimelė, panašu, kad turi maisto, daugiau su visom kitom, gan nekokia situacija. Tai ką, patarčiau ir kitiem bitininkam užmesti į savo avilių situaciją, nes
ar kuci nėra laiko, bet teks eiti dar ir kaip prie kitų. Tai finale papasakosiu verdiktą, kai visus apeisiu aviliukus, o dabar kraustaus prie kitų. Dar medaus turiu čia. Medaus turiu, reikia apeiti, dar apeiti reikia. Ir piktasias, ir tos, aišku. O čia situacija labai gera. Net nereiks maisto, kaip bebūtų keista, kad jūs matytumėt specialiai persikelkime į Dedaną. Trumpai aš tik parodau. Va, Dedanas, gal fokusą geresnį paimsiu. Jeigu matot, mažiau darbo. Taigi, Dedanas vis tik stiprus šitas ir maisto turi užtektinai, net nereikia dėti papildomai, nes praeitą kartą įdėjau korių ir dar neužkabino, Šitas avilys net neužkabino. Vat. Ir supras kaip nori. Kągi, eisime prie tų vadinamų piktųjų. Ir pas piktasias kokia situacija, gal tikiuosi, čia irgi bus viskas teisingai ir tvarkingai. Nes vat šitas, būtent šitas avilys, mažiausiai apsiskraidė, mažiausiai skraidė ir taip toliau. Vat dabar įdomu, kokia čia pas jų situacija. Aha. Taip, aišku, jūs norit matyti. Žiūrim, bet šiaip bitukės tai aktyvios. Ir toks jausmas, kad net nežinau, ką daryti. Įdėsiu vieną slovikiuką. Nediduką įdėsiu iš kito kampo. Tegul dėl šventos ramybės. Mano stebėjimais šitas aviliukas nei taip daug apsiskraidė, nei taip toliau, bet viduj, ką spėjau pamatyti, gan rimta situacija, daug bičių ir kiek spėjau akies kraštu matyti, turi ir medaus atsargų, bet aš čia dėl viso pikto jom įdėjau. O Dedanas, kaip bebūtų irgi keista, irgi palyginti daug nebuvo aktyvus, irgi turi didžiulį rezervą, turi maisto, sakykim. Tai dabar dar va šitos apeikim, tada šitos apeisiu aviliukus. Ką aš jums parodysiu, nežinau, bet gaila, kad jau tamsta, aš čia turiu labai greitai suktis. Čia gan irgi geras šitos vietinės bitės, jūs žinai. Žodžiu, tokia situacija, kad ne viskas sukapojo, kaip ir šitas aviliukas dar turi maisto. Kaip matot, bitutės gan ramios, net dūmų nedaviau. Bet balsas toks trt. Panašu, kad taip viskas čia paprasta man seka. Balsiuką tokį daro, lyg turi, bet tuo pačiu galbūt, kad neturi. Tai nepakenks irgi įdėsiu slovikiuką. Ar gaila bitėm įdėti slovikėlį medaus, manau, tikrai negaila. Va, slovikiukas. Tikrai nepakenks. Jom laiku įdavęs, jos atsidėkos ateityje dvigubai, tikėkime. Svarbiausia, kaip čia man jų neprispausti. Pakamšyti reikia. Neparodžiau, kaip įdėjau slovikiuką. Nu va, kaip įdėjau slovikėlį. Gerai, neerzysiu daugiau. Neerzykim daugiau, nes kad neprisiarzyt. Nes dūmų nespėjau. Dar vienas, taigi, apžiūrim. Nepatinka, kad aš čia dabar jas aplankiau, kažkuo tai irzliai sureagavo. Turbūt, kad teks sprausti tą sloviką. Atsisuko
svarbiausia, atsisuko. Kišu čia irgi kur nors. Ir jeigu spėjot pamatyti, kaip čia atsitiko viską, tai spėjot, o dabar viską čia užkamšau. Viskas. Žodžiu, situacija tokia, kad dabar po kilogramą skaitos įsidėjo į tokį avilį medaus. Tai manau, jeigu atšils orai, tai visko ir pakaks. Tai va, būtų toks staigus pastebėjimas, savo verdiktas, tai tikrai bitininkėliais nepatingėkite, užliekite į savo bityną, pasižiūrėkite į savo aviliukus, kad paskiau nesigailėtumėte ir neprarastumėte bitelių dėl to, kad pritrūko maisto. Išties labai daug suvartojo. Ir ką, viso būtų gero. Ačiū, kad žiūrite mano video. Nepatingėkite padėti patinka, galite ir užsiprenumeruoti kanalą. Ateityje bus ne tik apie bites, dar bus ir tikri, sakykime, pasidaryk pats iš šito skyrelio tam tikri įrenginiai. Tai ką, šiandien tiek, viso gero, nes turiu greit šnekėti, nes kadangi kortelė užsipildžiusi.